su John Deere sėjai 202 arklių, Sejal Ivo Baltis. Tai dabar bus excited. Žiūrėsim, man kiek čia excited bus, ar kaip tik reiks exposing. iPhone 6 stalčiai ištrauktas, auksas kyšas, ledinis. Va, mūsų kviečių sėkla. 3 šiemet sėklus turėsim. Gal kitas metas rapsas bus žiaurinis. Jos ein kažkur tarp 3 cėmų. Laidžiam Sejal kėlų ir duodam gadaną. Nu, kebri, biški ruošiamės, rapsiūnėsi, lėk dabar slopus, dar, buvo pamirškis, ant kiek vairavimts yra, žiauris ajabi. Šitas essential kit, visks paprastai, visks tiksliai. Opa, va, gražiai brė, žemėlapis gražus, visks valdymas papras, ledova visks, opa. Vairiuks va sukiojas. Nu pasak dirb. Mėgins tų singularų persidėti, jau tarios užmoka, kad atliektų perdėti. Ir karoč palygintim singularų su essential kit. Man atrodo nebus ką lygit, aš jums taip galiu pasakyti. Žiauriaus, kad sėsti be vairavimą. Skutimų yra vairavims, sėjimai nėra. Nėra logikos, ne. Šitam traktoriukui labai sunku traukti to pusėlį. Nu, bet ką daryti, ne? Kitą pasirinkimą neturim. Bet nu, žemė, kaip sako, reikia susidirbti. Nedaug čia leidžiam, 13 cm gilę, neplėšit džiaurį, žinot, traktorius. Bet manau, kad užtenka. Tai čia vieną laukelį apsidirb tokį, biškį ten Sejalku, dar Jūris Mančiori, ten parašinėjai, ten pavyrinti reikėjo rėmų ir taip toliau, nesėti jau raks ir lėksim sėti rapsiuką, kebro. Jeigu kažkas norit pasimėginti traktorių, kaip su 5 metrų pusėlį einu, atvarykit, tuos pamėginti. Tuos kokį laukų sudirbt, nėra gaila. Nu, kūn, hebra, baigiau čia tų laukelį. Baisiai čia jie nelaižio, va čia palika nepraskūst, nu bet čia jau vien kart skūsisa. Nes vis tiek čia užsės ant viršos dar su įdirbimą lėkštėm Sejalkti, da čia prasidirb tą žemę. Įdomu, kaip bus sukišimasi, nes čia su diski neskūst, kas yra lievai. Nes įprastai ponoraginė baisiai kyšas. Šiaip visą gražėtų žemė sudirbtas opusas. Gražiom vagelėm, to lygiai taip, žinau, skutiks. Neišsikraipis da, va, ledovai. Tai čia buvo 5 hektarų laukelis, kiek čia per valandą kažkur suvariu. Dar su to vairavim, greit gaunas ledas. Opusas tai kaip tanks eina, rimta tanks, pizė. Sunks pats skutiks yra, rėms pažiūrėkit koks rimtas. Atrodo niekad gyvenime nesulūš. Nu tanks ir tikrai. Tai va, žodžiu, ledas, dabar varu atgal iki dirbtuvių ir varysim sėti ant ryšę. Pradėjom sėti rapsų, nenori lipt labai lauku, labai didžiulis vėjas, labai didelis užesys bus, bet karoči samdėm sėjimo paslaugų, nes nelabai spėjom, tai atvažiavo ir su savo traktoriu, ir su savo Sejalk, ir dar yra pats operatorius. Su John Deere sėjai 202 arklių, Sejalk Ivo Baltis. Pirmą kartą apie Sejalkų girdžiu, anglų gamybos, Horizon DSX, 6 metrų, tiesioginė sėjamoji, tai realiai gali sėti tiesiai į ražienų. Kiekvienas disks turi kopijavimų, kas ir neblogs dalyks. Nes gaunas, kad kopijuoji dirvos paviršių ir tad gaunas, kad lygiai įterp žinai, o nestovi vienoj vietoj. Aišku, mes nesėjom rapsą į ražienų, nes, nu, nežinau, kas ten būtų, nes reiks, žinai, geriau sukovoti ir su lygom, su žolėm. Tai mes vieną kartą suskutėm su diskin jau ir antrą kartą su noragin. Tai kad būtų daugiau dirvos išpurenimą, kad giliau būtų, kad lengviau būtų pačiai šakniai šaknytis. Tai bandam su šit Sejalk pasėti. Realiai, kiek suprant, principas gal kažkiek horš avatarą būtų, nes tiesiog nesėjamoj tipą. Dar mes padarėm prieš pat sėjimų. Tai visus lauks dabar, kurios susidirbė jau esam, kur sėsim rapsų, visus nupurškėm su šit bioversijo organik. Ir tada po organiką jau rapsų pasėsim, išpurkšim da bioversijo grow produktą ir dar proteik. Apie juos, karoč, kitam videkam. Jį gerai yra purkšti prieš rapsą sėjų, bet šiuo atveju mums gavos, kad po žemės dirbimą jau išpurškėm, nes tadom ilgiau užsiliek tarp dirvos, tipo tas produktas. Kutas organiks padara, jeigu taip paprastai, tai yra skirts pagerinti dirvožemę struktūrai, nes kaip žinot, grybai ir vien pagrindinių dirvožemę dedamųjų dalių, jeigu taip gali įvardyti, mes jį ir naudosim, kad išsaugotume viskų, padarėm dėl dirvožemę per visas metus, tai realiai, kad išsaugotume maistą,
maistą medžiagas, gerėtų poringums ir tiesiog daugėtų organinės anglies. Tai va, tai mūsų tas ir tikslas, tiesiog išsaugoti tas maistą medžiagas ir tų organinį anglį, kad geresnis rapsas užaugtų, nes kaip žinot, nieko gero rapsas mūsų šiemet buvo, tikrai nuostolingas rapsas buvo, net nenoriu skaičiuoti, žinant, kiek rapsas sėklų kainuoja, kiek vis tręšimą kainuoja trašos, nu karoči, pamirškim šį dalyką, gal visgi išspausim 3 tons ar net daugiau tipą. Gali būt, kad čia paskutinė rapsą metai, jeigu neužaugom tas rapsus, aš manau, kad nebesėsim rapsą, arba daug mažiau, šiais metais gal dar visus, nežinau, 102 mėginsim pasėti, nes labai rodo lietingas oras, bet matysim kaip čia gausis. Jeigu 3 tons mums jau užaug, mums jau viskas, jau atsiperk viskas, jeigu ne, batai, čia batai. O dabar lėkiam, užkrovačių trašų, lėk dabar gali dirbtuvėlį ir kipsim į darbus. Tokia situacija, kad dabar pats sėjai ir sėjai rapsą. Su kuo mes sėjam? Tai su Rapid, nuo 28 metų jau turim. Ir tad su X sėjam 2-3 arkliučinai. Sėjai, vien žodžiu, dabar armada sėklų tokia iš Baltic Agro. Norm 3,2 kg į hektarų ir 200 kg NPK dedam. Dabar tos tratos jau čia yra išbarstytos. Tai dabar tik sėjai sėklų, tai daug greičiau gauna, žinai, nereikia nieko pasikrovinėti. A ten rapsą maišiuką ir viso. Susitvarkėm biškitų sėjalkų, atgaivinam jų, nes jau čia per pūvus, trašų skyrius iš vis išpūvis. Bet aš vis tiek turiu tokių minčių, kad reikia jų dar labiau apsitvarkyti, dar koks 4 metus ištraukti, nes sėjal kosmosų kainuoja. Sėjimą lėkšti visas, ten tas pakeits ašis, visai dar nieko tipo būt. Galvojam ant savo opusą dėti kašikų tipą sėti rapsai. Ir tada realiai išgausim striptylą technologijų tipą, jeigu užsidėsim. Tai va, tad čia sėsim šiek grūdins su tą rapsačių, nes mes daugiau iš ankštinių. Nebent pūpsda tipą. Nesertifikuotas nesam bandį sėti ir nerekomenduoju niekam. Kiek iš kitų žino, tai nieko gero neužaug. Tos sėklos sočia bus. Net nežinau, kiek dabar tiksliai yra, bet šitą vieną, pavyzdžiui, maišiuką 10 kg maišiuks, tai užtenk ją 3 hektaram. Tai čia jau dakoje pripilčiau koks. Manau, kad apie 15 hektarų galima apsėti, nes dar buvo nemažai. Nieko čia gyvenime nesėjais, antrą dieną mano sėjimą tik normaliai. Tai vakar buvo pamiršti šito apsaugų nuimti. Ir yra toks kolega, kuris pas mums seniai dirba ir jisai pats pirmus pradėjo su šit sėjalką sėti, labai seniai. Tai aš jam skambin klausiu, sako, nenusileidžiu man tą sėjalką. Sako, apsaugų nusijėmė. Sako, ne. Sako, geras, bratau, ar nusijėmėt? Tai va, būtinai šitą reikia nuimti, nes nenusileidžiu. Tai va, tokie jokingi stovi. Dabar pučiam į traktoriuku ir varysim nudaužyti šitą 7 hektarų. Labai paprastai, mechaninis jisai yra. Čia va komp sėjimą. Realiai čia, kuo aš naudoju šitam kompantį, tiesiog dabar kai atvažiavam, reiks pasirinkti šitą rodiklytį, kad žemiau sėjalkų nusileidžianai. Ir čia technologinis. Realiai daugiau nieko, visko atsireguliavis, lėkščių aukštėjo atsireguliavis sėjimą. 28 metų irgi šis traktorius primeta 7 štukas moto valandų, bet geras traktorius. Tikų, turim subų baisu. Geram zonas kalian, tikrai. iPhone 6 stalčiai ištrauktas, auksas kyšas, ledinis. Ne, dabar visi bluetoothiniai. Va, auksiuks kyšas, led. Pompą įsijungiam, nusilaisim dabar sėjalkutį. Technologinis jau esu nusistatęs. Tai mums reikia 4 važiavimam technologinis pradėti daryti, nes mūsų aukštus yra 2,8 metrų. Tai va 4 gaunas kažkaip taip karoči. Aš žinau, ką reikia daryti ir daro. Tiek, per daug nesigilinkim. Tikų 4 ratsvai įsijungi ir viso. Arba galim pradėti judėti 4 bėgį, aš visai važiuoju, esu šitų metukų įsiprogramavęs. Tai va, kaip paspaudį, iki 17,5 štukų apsukų kilų. Tai realiai matai nereikia gazą. O ir tas raidžinginiai LM, HS raidė yra. Tai nuėjom pradėti startuoti ir viso pradėjom važiuoti. Kažkaip. Gerai. Daugų hebra, darbai toliau vykst, nieks nepykst. Tik aš nebent, nes sėjalk žiauriai kyšas, kaip sako, nervų ląstelė žūst, bet nieko nepadarys, toks šitos sėjalkos yra problemų. Tiesiog lauk šlaps, daug šiauda.
Tu kart žemė dirb, bent žodžiu, nu nieka, pradė kištis, sukuos ir vėl grįžti tas pačias šviežis. Nu, tu ku daryt? Dabar čia randuos ant tokią, 12 hektarų lauką. Atrodo didžiulis, nes labai ilg, žinai, bet iš tikrųjų tik tas 12 hektarų. Lėkšti vienu pamečiu. Opa, šitų šiandien pamečiu, šitų vakar radu. Tai va, krausim visas lėkštis va čia. Čia gera, nuskėliu vienu matu. Reik pažiūrėti, ar nėra labiau užsikišusių gabalas, nes man čia vėl biškai pradėjo kištis. Šit viet pastovi kišinėjas ir nežinau dėl ką, nes visos lėkštės gražiausiai sukas. Pažiūrėsim, kiek tos sėklos. Nu da yra biškai. Šitam lauk turėtų užtekti, tik tas reikia pažiūrėti, kad būtų tolygs paskirstams. Nes matyk bus netolygs paskirstams, kaip va šitoj vietoj. Seklavamzdis nepasims. Ir dar toks dalyks, vienoj vietoj daugiau bėga gal. Tai reikia šitą atsidaryti. Ratelis ne vis geras ratelį. Matot, čia yra toks ratelis. Tik jisai grūdins. Šitų špikų turi užstumti, kad suktų didžias yra atsuktus. O dabar suka šits mažiuks. Tai čia rapsui ir kad mažiau sėklos paduotų. Nes labai smulk sėklytė, matai. Tai visas reikėjo persistatyti. Žodžiu, šį daug naujų dalykų išmoko. Nes apie sėjalkų vapšė nieko nežinojo. Šits nusistata, čia toks atsidara, kas ten toksai sklendė, gal taip galim pavadinti, ant antrą, kad per daug sėklos neišbirėtų. Gerai, dabar aš lėkiu, damušinėti šitų laukų ir poca, varysim valgyti. Chebra, karočią, va mūsų kviečių sėkla. 3 šiemet sėklus turėsim. Čia vien skageną yra, mėginsim ekstra gauti. Dažniausiai skageną ūkininkam pavyks užauginti ekstra, tai mes irgi šiemet mėginsim. Ir dar vien žodžiu atsivežėm iš Agro Litpos Vendelin tokios sėklos kviečių. Jų galim susiveikti per GoFarm.lt. Tai žodžiu, C1 acelė, geras acelis, ne koks 3. Didmaišė po 500 kg, beicuotus, nes mūsų ūkis ne ekologinis. Pažiūrėkit, chebra, kokie dideli grūdai. Va, gražu. Gerai uždėriai buvo. Naudosim ir pateiksim vertinimų, po to važiuosim žiūrėti pasėlių. Aišku, žiūrėsim, kaip ir mūsų skagens užauga, kaip užauga dar ten vieną veislę. Imperial gal kažkaip pamirš pavadinimą, reikėtų paskaityti. Turim nemažą sėklų pasirinkimų šiemet ir matysim, kaip sako, performansų visų skirtingų. Ir tikrų rezultatų, kai šigavas, pamatysim kada, ogi vasarą. Tai va, naudosim ir džiaugsimės. O dabar ein valgyti. Vazė, o dabar bulves, kotletą, agurką ir arbatytės. Kaip atrodo, jau bomžumą 3 lygiai. 4 aukščiausias, dar nusiskel dantį ir jau 4 lygiai. Dabar ateis testų darom. Atknobėm bulbos, pačiumpam biškai kotletėlę, reikia miksuoti. Aš mėgstu viską atskirai valgyti, pirm bulvę valgyti, tarkim mėsą, po tą. Man labiau patinka, ant vieną dalyką toks susifokusuoju, kotletą, po tą bulvę. Kaip ir kartą reiktų valgyti, nu tai sveikatų. Iš kitų planetų skoniai. Dėsim toliau sėčių, dar planuos yra 8 hektarai nuvaryti. Jau apsėjo kažkur 10 dabar, 8 ir užteks. Kaip sako, sveikat nevaldiškų. Baigiau tų koks tai buvo sėklų Almada. Tai dabar DK Expose, to parodys maišelį. Vien žodžiu, vietoj kva sėkla DK Expose, nu tipo Dekalb Expose iš Bayerio šitą sėklą. Jeigu ką nereklam, tiesiog rodo kusėjam. Karočiui yra ūkininkų, kuriem pasiteisins šit. Mum irgi yra buvę, kad geriau užaug, bet šis metas neužauga, bet vis tiek tavuks nupirka vėl. Matysim. Normų sėjai 2,8 kg į hektarų. Susišaudysim šitę, bam, pirmin atgal čia visur. Po tą ten pasikeis biškį kryptis, tai kitaip savarysim. Gerai, judam po biškį. Jo, vis gerai. Ir dabar galim važiuoti.
Laidžiam sejalkėlų ir duodam gadaną. Solidžiai, nieko čia nesikiš daug, kietai. Durpynų prieš tai apsėjo, galvojo, kad žiauriai kyšės, bet ne kosmiška, galvojo, kad ragas bus durpynant, žinai. Bet aš jeigu man užsikiš, pasikeli, važiuoju ratų ir vsio, apie tokį lankų daro ir grįžt. Dabar greitis 14. O, šokinėjom, na. O pradėjo kyštis biški, bet jau lauką gals, sukamės, keliam sejalkų ir vsio, pakainį. Čia irgi durpins, hebra. Bet durpė nėra blog žemė, šiaip mėžė gera būn durpė augų, gera užsikabin būn mėžiukai, negali sakyti. Užsikišė. Va tokį ratą aš darau, sukuos per laukų vendžodžių ir tada grįžt vėl beveik ten pat, kur pradėjau. Žiūrėk pagal užsikišimą, jeigu labai būn palikęs didelis gravys, nu taip toliau važiuoju, bet tą pačią nelabai. Biški tik kišimasis buvo, tai nieko baisus. Šiaip nėra ką kosmosą čia parodyti, nes tiesiog sėjai. Nu, hebra iš tipo, iš traktoriuzą, dabar biški preis dėlėjimų ir dar reikia pažiūrėti, kiek sėklos yra, nes vienas liežuvėlis durniava biški. Tai gali būt, kad per daug bėg, tai toj pažiūrėsim. Darom va. Nu ir turim. Normaliai visai, normaliai čia yra. Da kokiam 2 hektaram panašiai. Buvo man problema su šituo liežuvėlį, nes žiūrė atsidaro tarpueilis tuščius. Pasirodo šitas liežuvėlis per daug atsidarys buvo, matė vis skirtinga kažkaip blemba. Buvo atsidarys per daug sėklos pasidavė, tai aš jį pridariau. Bet solidžiai, nes buvo tuščius, tai kažkokios eilutės bus neapsėjęs kažkur. Ai vis dėlto įsipils tas sėklos, nereks paskiau pilti, lipt labai įsipil, išsilygin ir ram galv, nes šį nusimato dabar linksmybė biški. Tai va, šits lauks, kaip matot, buvo dirbs va tep va, o šits dabar ir sudirb čitep. Dabar kai žiūri, nuo šitos dešinės vietos, va taip bam, var, iki ten už tų didelių stulpų, pažiūrėkit, koks ilgis gaunas. Man neapsimok žiauriai čia skirti ją vėl į 2 dalis. Aš manau, kad teks pasikankinti ir varyti įstrižai realiai, palei sudirbimų, labai kratis, bet bent susidirbs normaliai lauks ir ateityje pradėsim tų laukų šitaip dirbti. Tai žodžiai, nežinau kaip pasilikti. Nu, tiesiog manau, kad važiuoji lėčiau karočią ir susidirb normaliai tą lauko. Kad paliktų vientisas toksai, nes dabar iš 2 sulipdyts ir chuinė gaunas. O dabar pilsim sėklų. Tuo dabar reikia užlipti man. Opa, pasėmė maišelį. Nu gerai, pilam. Mačesnė sėklų čia. Bet vis vienodus, selekcinė tie, žinai, grūdeliai. Tai sakė, va, ūkininkas gretimais, kur ūkininkauji, iš Achemos nusipirka, sakė, sertifikuotos, sako, skirtingus, tipo, dydžiai. Ir nei normos atitaikyti, nes, nu, vis tiek norma atsitaika pagal sėklos dydį, žinai. Keista, nebent pigesnė, kažkai klausė, kiek kainavo, sakė, nežino, va šitą nežino. Užsidarom. Opa. Ir dabar šokam, čia žiauri šuolis bus. Nu, hebra, nebedaug lika šitą lauką, dabar vendžodž pasibaig šitų laukų, tad jau esam tokį didesnį laukų pradėjęs. Tai nuvarysim ant ten, nes dabar esam tokią lauką, kur Petras dar nebuvo suskus karotis. Ir šiandien tik suskutė, tai aš va iš karto jį ir sėjai. Lika nebedaug sėklos, ta biški su šluoti ten pavalo. Tikiuosi, kad čia užteks. Kitam laukan jau reiks kitų sėklų piltis ir reiks normų persistatinėti. Tenai tik po 2 kg sėsis, po tiek nedaug. Nu, hebra, eidam žiūrėti, kiek tai tos seklūžės lika. Dar vien šūt šiandien buvo atsiks, bet čia, nu, čia nieko baisos. Buvo šits varštis ištrūkis. Nu, čia kito idėjau. Žiūrėk, velkas per žemę technologinės. Čia žinai, va, čia toks kreipsis jisai yra. Kažkur kliudžio biškį, ar atbulom stūmio, ar ten kalnelis koks ir išplečia. Nu, tie laiks tiesiog. Gerai, reikia pažiūrėti tos sėklas, kiek čia. Baisiai nenori rizikuoti, blemba jau. Jeigu ką įsipils tos, kur norm kitokį ir pabaig šito lauko ir pabaigis atsimatuos tų normų.
Geriau jau nerizikuot, žinai, ir visko apsėti. Ne, nu da yra, dava visiems tarpueiliam. Atrodo, kad čia nedaug, šiaip čia visai daug, iš tikrųjų. Dar šiaip pagalvoju visai privalums vėlyvesnė sėjimą, kad nereiks trumpyti, tai ant tą susitaupės. Gal kitais metais rapsas bus žiaurinis. Stebėsimės, 5 tonos, 5-6 tonos rapsą birės. To savo šluotų sulaužio dar, blemba. Šiandien va naudojo ir pusę šluotko čia tik liko. Bet dabar da patogiau. Žiūrėkit, tokia viena tarpueilė dabar ir netak, žinai. Tai gaunas viena tarpueilė. Iš vienos pusės tik ir pastumti reikia ir jo. Liat. Opa. Šitam laukų užteks. Va čia žiūrėkit, kiek nebedaug lyg. Turėsime matyti kontūrų, va tik tiek lyka, nu ir dar laukų galė. Tai va. Užsidarom. Blemba, rytoj gali būti, kad turės pirmų išeiginį. Rugpjūčio mėnesį. Dar ne vienas neturėjo. Penktokėlėm į mokyklų jau, vsio. Penktokėlėm į mokyklų. Eik, tu savo. Pragaras. Jau tiek metų praėjo, bet džiaugiuosi, kad man nebereikia į tų pragarų. Į tų robotų gamyklų. Opa. O. Vsio, judam. Zdarova. Šit viens praimt vairą, nešižiūrėjom, kas čia vidui gera. Tai dabar bus excited. Pabaigiam to expausų. Žiūrėsim, man kiek čia excited bus. Ar kaip tik reiks expausinti. Tai matysim, kuris čia pasiteisins. Galbūt, kad iš expausinsim. Sakysim kitais metais, kad čia šūd. Kiekimės, kad nereiks sakyti. Dar smulkesnė sėkla. Mažiuką grūdėlį, blemba. Nu. Išpils vienoj pusėj, kitoj ir vsio. Ir bus po lygiai. O dabar išpilsim antrą maišiuką. Nu, chebra, susipilo 5 maišus, va. Solidžiai dabar, daug. Čia jau yra daug dabar rapsa. Čia yra dafiga. Dabar ims lovelis, suks tu ir matos tiesiog. 2,1 reikia išgauti. Galvoju, kiek čia šitų persuk dabar. Dabar ant 0 buvo. Numastu, kad persuks per koks 3. Sakykim, dabar ant 7. Žiūrim, kai čia gausis. Šimtskiam. Žiūrim. Pasiemam. O dabar bus verybos. Tam, kad vėja nebūtų, įsveri, kad teisingai pasisvertų. Keliam ir žiūrim. 0,34, maišelis kokie 600 tipą, 0,28, per daug. 0,28 dabar, jeigu kažkur yra, tada reikia atsukti. Ant 4 dabar. Nu gerai, matuoju dar kartą chebra ir žiūrėsim, kas čia gausis. Viskas tai gerai su tą norm. Trūka tai kelis kartus permatuoti, bet viskas gerai. Iš tikrųjų čia jau kiek dienį yra. Labai čia jau skubėti reikia su to raps ir neturiu laiką normaliai sufilmuoti, bet nusprendžiu, kad kiekvien dieną biškį va pafilmuos judesi, kas vyk, žinai, ir sudėjai, žinai, į vieną. Tai dabar čia sėjai 4 hektarus, kit sėkla dabar yra dominatorius. Kad žodžiu sėjas po 3 kg, o lyginant su vakar, excited, sėjas tik tas 2,1 kg normų. Didžiulis skirtumas, daug didesnį grūdelį šito sėklo. Šiandien noras varyti kuo greičiau. Sako, šiandien ryt turi pabaigti rapsą sėjų 102 hektarų. Dabar yra rugsėja pirm, daro penktokėlė su kardelės į mokykloje. Gal pasidžiaugti dar tom, kad šiandien pabaigėm jau večių tulimų vasarinių. Tai čia kaip ir geras dalyks. Ir belieka tik tas pupos. Turint chebra sunk ramiai sėtki, nežinai, ir ten normalis ta normų yra. Ais matuoti, tai normų. Paskutinį šiandien kartą pasimatuoju. Nes, nu, brangi sėkla.
Per daug išsėti labai irgi negerai, per mažai irgi negerai. 0,36. Šiaip idealiai. Nieko tokio nebūtų, kad ir biški daugiau. Nu tai žodžiu, ne visai ant vieną nustačiu, tai padarys ant tą vieną. Nu kažkas apie vieną. Ir va dabar turėtų būti ledas, tipo. Aš biškį pagilino įdirbimą lėkščių. Čia nežiūrėkit, čia nėra lėkštės, nėra baisiai svarbios, nes jau žemė išdirbti yra. Bet visai neblogai leido dabar ašis. Jos ein kažkur tarp 3 cėmų. Visai neblogai. Man čia nesikiš dėl tą pagilino. Ir mat, aš kiek suprantas, visas rapids, tipo, nu tas įdirbimą lėkštės kilojas iš šlaunų, o su atskir funkcijai vis, tipo, sejalk nusileidžia žemyn, tai kaip ir ta šlaunų kilojams nelabai duoda įtakos tiem sėjimą, diskam ir taip toliau. Bent aš kaip supratau, labiau kikel dišlį šit va viet kelias, va per šitų vietų kelias, nu čia sukas turbūt, o šit panašiai paliektų į pačioj pozicijai. Nes tas įrats, tas, kur mechaninis, tas didžiulis, kur sukas, jisai visai įsispaudys į žemę būna. Čia yra lėkštės sėjimą. Kiek išein maždaug, bliama, gal biški per giliai, net kažkas apie 2-3 cėms, tipo, giliai. Nes rapsas kokią 1-2 cėmą gilį turi. Gal biški pakelti. Nors ne, gerai, va čia jau lėkštės apačiai. Ten lėkštės priklauso ten. Vien kit lėkštė yra labiau sudylus, kitos dar žemiau. Nu čia reikia tvarkyti visko. Restauruosim šį sejalkų, reikia visas šis keisti, visas lėkštis, kad vienodas įdirbimas būtų, nes dabar nebe vienodai įsidirbi ir ne vienodam gilį, žinai, pasisėjai. Tai va, pažiūrėkim, kiek čia seklūžės dar turim. Šitas seklūžės tai dar daug. Per daug šitos seklūžės. Va, matot, kiek sėklos išvarė. Ko jis tiek daug liežuvėlis atsidarė? Kažkodėl kartais atsidaro liežuvėlis. Per daug atsidarys. Reikia sejalkų pakelti, nes nepatogu uždaryti jį. Prieš tai nebuvo atsidarys. Čia va neseniai kažkokias būdas atsipurtė. Dabar pridariau šį nebirtą tarpą. Turbūt gera dabar. Biški sėklos išvarė, gaidys. Per daug biški. Bet padarysim. Neseniai dar žiūrėjau aš ten viską. Kažkiek kokių valandų, bet nežies kažkokių 10 minučių. Ar vis gerai. Uždariau šį. Gerai, judam. Oi, 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 judam Lietuvoj. Ei, 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 ūkininkai, bedupiai. Gazą duodam, gazą duodam. Gerą ein, gerą žemę. Nu čia nelabai gerą žemę derlingumą atvilk, bet dirbimui taip led. Neužilą vairavimą turėsi. Šitam traktorį persidėsim iš šalą. Jau susiskambinu su žmogu, kur kad varėtų perdėtų, ten sukalibruotų. Čiūjų persidėčiau ir pats, bet labai gaila laiką. Noris tu laisvesnį dieną, kai pabaigs rapsų, sėti, žinai, videkui susėdyti ar kažkam, jeigu čia kiekvieną šūdą pradės pats daryti, tada nieko nepadarys. Ne robotai esam, kaip sako. Polisis biški irgi svarbu. Aš ir taip toks žmogus esu darboholius, bet kartais reikia pailsėti. Nes paliekt vyk, tai kokį dieną paėlis ir gera būna. Bet taip jaučias, kad būn piktam, žinai, perdėk. Normalus dalyks yra, visiškai gal ir nepavargs, bet pavargs kalbas, smegenis pavargs. Gan suėdžiu tiesiog. Šiaip iš vienos pusės tai rapid skersai jau, kaip pagalvoju. Nes tipo ne aukšti yra, gali su Belarusui įkrauti, pavyzdžiui, trašų arba sėklos. Nereik, žinai, krautuvą varytis. Blemba, prikols. Nes at krautuvų reik varinėti kažkur, žinai, toliausiai. O dabar, tarkim, turėtum ten kokį horšų, žinai, ten avatarų. Aukština baisiai. O čia va, bam, sušniobel ten kaušą pasikelia, ant tiek žemutė, žinai. Leds visai, tipo. Yra vis, pliusus toksai, žinai. Šiaip sakėt,
daug kas restauruojas tos rapytus ir toliau jūt su jais. Mes irgi, sakau, taip darysim, aš kaip ir jums sakiau, kelis tūkstantėlis investuosim. Dabar buvom jų biškį užleidę, nes galvojam, galiau naujus jaukų pirksim ir kažkaip, nesvarbu, tipo, neinvestuojam ten labai daug tų pinigų, bet gaunas taip, kad visgi tenka atsiprašyti mum ją ir toliau naudoti laimingą reakciją. Biškį, kad nepritrūktų, paskirsto, viso, galim važiuoti. Gersė jauk, tipo, įdirbims yra, kas, neblogs jauk, realiai. Vara lėkštės priekį pradirb, trašų lėkštės pradirb, palkė yra, sėklos, karočią, diskai, viso. Ir žemė išdirb ir dar pasėjai. Zajebi. Tai va, seniau buvo biškį kitaip. Galėjai ten sauliais, man atrodo, daugiau pirkiotis. Dabar vėl kitaip yra, eis privers biškį pataupyti. Bet čia nėra blogs dalyks. Šaibų pataupyti yra gerai ir kam mes gerų daiktų, žinai. Naudoji toliau, viso. Jeigu funkcija atliek, toliau ein, gerai. Lengviau, žinai, ir paimti ir nusipirkti kitą. O po tą pašliuoti bankų ir karoči pergauti. Nafik. Reikia pradėti kitiem ūkininkauti. Chebra, pavyko pagaliau pabaigti Benupį. 2 dienas va. Vakar nuo pačio ryto iki pusę 11 ėjo vakarą. Dabar yra 5, tai va, nuo šiandien nuo 9 iki 5 pavyko pabaigti. Galvoju, greičiau pavyks. Nu, bet tai žinai, ku darys, taip jau yra. Svarbu pabaigti, bliam per droną, kai filmuoja, atrodo, kad aš baisiai išvažinėjus ant lauką, bet arba aš kažką dar nemoku su to sėjim, arba čia vis gerai, kad apsisukia ant lauką, nes, būna tokių atvejų, kur nėra kitą kelią, tik tai apsisūdžina ant tos pasėtos vietos. Jeigu čionais kažkas negerai ir yra kažkoks kits būdas, tai jūs man parašykite komentarus, aš gal dar nežinau. Pirmą metą čia sėjimą, dar yra dalykų išmokti, kažkaip gal kaip išvengti tą apsisukimą ant jau pasėtos vietos, žodžiu. Tai va, šiaip viskas ledas, gerai sudirbt žemė čionai buvo, tarp tų mažų laukelių ilgiau užtruko, nes jie tokie, blemba, trikampiniai, dėl to ir tas apsisukims toks ant lauką druns gaunas, kai atsimušiau į lauką kraštų. Liko dabar 3 hektarai man ir rapsas ėjo oficialiai. Šiemet bus baigt. Hebryt, oficialiai rapsas baigt. Tai apibendrinimui, kokių iš sėklų naudojam Dominatorių, Expose, Excited ir Armada, LG Armada. Tokios sėklos, 4 skirtingos, solidžiai visai. Nežinau, kur čia prifilmavo, žiauri toks žinant skubėjimą buvo, degė tų rapsų pasėti. Tai vien žodžiu, nežinau, žiūrėsim, jeigu pamatys šitų videokų, tai vadinasi, kad visai mane susižiūrėjo ir aš norėjau su jums pasidalinti, įprastai visko, kur nufilmuoju pasidalinti, dar nebuvo tokia prikola, kad nepasidalinti. Tai va, hebryt, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad palaikat, ačiū, kad esat, kad pakomentuojat, už visko ačiū, karočiai. Kaip sakant, be jūsų nebūtų mūsų, ir jau susitiksim kitam videokant greitai, kuris tikrai ne už kalnų. Ir tikrai kitam videokant bus daugiau kokybės, daugiau vaizdų, daugiau droną. Dabar žinot, toks ant skubėjimą, vien ant lauką visi iš traktorė, bla 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 bla. Tai va, davai, nepasiduodam, ačiū, kad žiūrėjot. Laikom stačių.